Sveiki, mėly bičiuliai. Na ką, toks įdomus rytas. Pirmą kartą gyvenime bandysim išplaukti jūrą, lašišą pagauti. Tiek taip įdomiai, ne Baltijos jūroje, tai yra Baltijos jūroje, bet ne Klaipėdoje, ne prie savo krantų tą darysim, bet prie Gdansko įlankoje. Rudenį bežvejojant pavyko su tokiu susipažinti iš Lenkijos bičiulių, vardu Marcinas. Jis pasirodo daug metų dirbęs ichtiologų, būtent tyrinėjo Baltijos jūros lašišą ir paskui galiausiai pradėjo savo verslą, pradėjo tą taip vadinamą trollingą, plaukiot po jūrą ir labai kvietė atvykti, sakė, kovo mėnesį didžiausios lašišos būna būtent Gdansko įlankoj prie jų krantų. Tai va, su dar dviem bičiuliais, Mindaugu ir Arnoldu, kelioniai pasirengę. Uhu! Ne, aš nemiegu. Aš girdžiu, ką jūs šnekat. Aš viską girdžiu. Užknapsė, gerai šitą. Jo, aš žinau. Čia gali biškai padėk galvą. Viskas gerai, Arnoldai. Marint gerai. Man, žinai, aš kai nepamiegu, man tada antrą dienos pusę biškai, žinai, akis pradeda taip sės ant akių. Tai čia normalu. Tai aš užsimerkiu, tai biškai Bet jis jaučia šitą, čia neapšnekiesi, žinai, aš nebandžiau specialiai vardinti, kad tu snaudi, bet pajutai, žodžiu, mano mintis. Tai viskas, kebra, kiek šiam 6 kilai, beveik atvažiavom. Nu jo, vien šitų jų politikų plakatai ant kiekvieno, nežinau, stulpo, ant kiekvienos tvoros, ant kiekvieno žemėlapyje, tai atrodo, kad ten atstumai kur kas didesni, o čia taip, matosi viskas. Ne, tai va čia tai siaura. Gal ir siaura, jo. Ten yra ta sekluma kažkur, kur ten Google Maps'e matosi net smėlis. Pagal žemėlapį, tai konkrečiai. Įdomu, kad šitas geležinkelis visiškai šalia. Čia geležinkelis, čia kelias, o čia jūra. Marius, Geležinkelio kopos iš karto. kelias, geležinkelis, iš karto jūra. Ir dar dvirtakis visur eina, ne? O, žiūrėk, kitas krantas gražiai matos visai. Jo, kitas krantas. Tokiam siauram ir kelias, ir geležinkelis. Geležinkelis ir iš karto kopas. Jo. Ir toks jausmas, kad tos kopos labai neaukštos. Čia gal pas juos nebūna audringa labai, sakyčiau, nežinau. Kirsti per stą. Pastumt galėtų, jau lenkia, atrodo. O? Policija. Nu jo, čia toks
O, čia tas muziejus turbūt karinis, ne? Jo, muziejum žiauriai gerai. Bunkeris, tai Žiauriai gerai atrodo, nu. Bet Aš jau man čia piešėsi jau toks maršrutas. Benskas, va čia atvažiuoju Taip, kokiai vienai taip. nakvyniai, tada ten Leba, tai. nu toksai maršrutukas. Nu ir dar ten pakeliui tas įsukęs ten Hitlerio, tas vilko ten tos golius ir kaip ten, ne. Ir čia jau žiauriai išplatėjo tas visas reikalas. A daug tik vienečių, kad gali būti net iki 2 km pločio. Nu tai tas pats, kas pas mus pasidaro. Bet tik pas mus beveik visur, o čia tik pačiam gale. Taip, dabar mums į dešinę, va čia. Į šalutinį šitą. Šalutinį. Mums reikia bėgius apvažiuoti dešinį ir dar kartą dešinį. O, ne, Ingridutė nelaiko biškį. Labas, Ingridutė. Nu, labas. Aš tau tuoj paskambinsiu, mes paskutinį kilometrą privažinėjom, gerai? Tai tiesiog dabar... Tik dabar. Jo, nu tai matai, buvom, žinai, parduotuvėj staptelė ir vėl į dešinę. Iš karto, aha. Ta prasme, aš paskambinsiu, Ingrida, gerai? Sutarėm, nes Gerai, dabar viskas. bandom Aha, nepaklyst. Nu, dabar, gerai. iki. Mhm. Oi, va, Voti. halo, ane? Vala. Nu va, viešbutokas. Nu va, dar ir bėgius kertam pabaigoj. Paimsim lašišas? Ar raportin? Ką? Lašišą, nenkia? Yra lašišos? Kaip to nebus? Aš pabūsiu prie tarimais. Ar nori? Tai gal laive? Mindaugas mane vieną kartą, kai šitą per žvejybą atsinešiau su lašiša su muštiniu, kaip iškeikė. Ne, aš Donatas tavęs. Mindaugas menkė, pasiėmė. Menkė. O tai palauk, mes laukinį užsakėme. O pas jūs ten dėl daržovių yra apačioj, man atrodo. Pas mus Arnoldai yra po otų apačioj. Po otų? Jo. Išsiusia žmonį, erzina.
Valdas pavyzdingai žmonai nusinčia viską. Taip, ataskaitas reikia duoti. Šaunuolis. Jūsų nemokino žmonos taip daryti? Nu, mane mokina, bet aš jau ant tiek nuo visko užsipykinęs, kad nebesiunčiu aš to ataskaitą. Rizikuoji, mėgsti riziką? Bet mes čia jaučiu biškai, kaip visada, žinai, kaip būna ir mes važiuojam savaitgaliu, prisikraunam savaitį. Man čia biškai šviečias, kad mes žiaukčiusim nuo to maisto. Aš grikiu tą pilną termosą, sumuštiniai vienas, kaip pusdieniui čia toksai, nu, realiai. Sumuštinis čia pats jam po 2 padariau. Tokie maciniai, žinai. O peilį, su kuo žuvį darinėsim, turit? Tai va, aš turiu bent 2 peilius. Tegul ir būna ką darinėti. Ir žuvies peilį. Šaldytuvė yra. Guminės pirštinės įsidėjau, maišiukų įsidėjau. Filiavimui, ne? Dzień dobry. Dobry. Today is total flat, so windy, not wavy. Perfect. Yeah. Nu vyrai, ready? Oho, saugėm. Gilėjom iš karto, ne? Do you have a stabilization on this camera? There is. It looks like salmon. But not all, of course. Not all. Because there is a lot of other species can produce such an echo. Gerai, super, ne? And for what reason? They cannot spin. Maybe in the future we do it on the tungsten. It will be smaller, but now we can live. Planner boats. Yeah, so flat sea today. No waves. I hope you see some. Should they but help? Today Should they help you? Some. No, for a while not. But when I put the rods to the water, we can start. Interesting devices. Yeah, it's a homemade planner box. Thanks to this planner box, we can reach more for the left and the right side from the boat. Yeah. And we have 50 meters line from the left on the right side. And only homemade works properly. They lure the fish close to our bite holder. Ah. But this somehow attracts salmon too, Yeah, right? only attract. They don't On the eat track. them. Okay. Dominating color green, as I see, right? Yes, but not always. Not always. Yeah, a lot of stuff. Useless for today. Today is cloudy. Eisim pasisiot per bortą, ne? Flasher, which the main function is to lure the salmon close to our bites. And of course the bite. And It is the lure? Is it? no, that's not all. This is, but not all. Strange. Wow, so many devices. So many, So many devices. Aš sakė, būtų sirį. Yeah.
I'm not really sure that this color, but it's too short either. I have to lever it this one. But on what base do you choose? Is it your just belief? Or No. Water, Practice, I think. Yes, this is the sun, practice. clouds. The weather makes difference. Yeah. Also not only the length, color of the leader and the depth of the set, also the movement of the bike should be correct. It's a But you put kind of Sprott inside. it's a kind of wobbler. You have to match with proper action Okay. and the depth as in the river. Too much movement. Of course, you have to know how to do that it's not moving. Nu, Mindaugai, neišliek per bortą. Tai čia dar sumestas meškeris visas? Kiek yra reikia? Meškerė, karočią, eina pietų valgyti. Nu. Yeah, Martin look already like 90. this Sprat, and they change color during the day. Now Okay. they are violet. Okay. And it should be good for fish right now. O, žiūrėk. Čia šitas varnėnas, ar ne? Jis pailsėt nori matyti, supranti? He want to take a rest, I think, yeah? Yeah. If he do it right now, probably the seagulls eat him. Because the seagull eating them. Seagull, you know what it is? No, seagull. Seagull. Oh, seagull is, yes, I know. Yeah, and now hold the rod up. Yeah, till The middle, till the end? Okay. Nu, pailsėtas varė. It's not so big. But I have to? Yeah, Yes. you can. But it's, I think, No, it's No. moving around Okay. and turning and fighting all the time. okay. Yeah, I feel it. Norit kas nors, Mindaugai? Ateik. Why so long? I bring the needle shorter and then show you how to do it proper way to the sea. Because it's different Oh, in I the see. river I see. Uh-huh. when you want I drinking back. I never used this kind of reel, so I don't understand how He's how on it the surface works. and still fighting, so you cannot. And now, when he stops fighting, you have to give more brake Uh-huh. and pull. Slowly and pull.
Yes, try. Mindaugas. Now you're Kim. Yeah, I see her. So... Kill like a witch. Dabar, nu taip, žinai, tiesiog, kad trauki kažką sunkaus, bet, nu, matai, net nejuda. Tiesiog, aš biškį bijau, žinai, nesuprantu gal kaip traukti iki galo, nes... O ką kai jinai bėga, tai įleis? Bet jinai nebėga, jinai... Ne, jeigu bėga, sakė. Ta prasme, kai bėga, tai leis, bet jinai, žiūrėk, jinai net, nu, matai... Bet gerai, paleidė. Galim pasikeisti. Jo, gali jim, bet ta prasme, va taip sakė laikyti čia, šitą varyti, va šitaip ir... It's not the biggest one, Yeah, but it is. I feel them. Left palm. No, so far. Tik, don't lose the line. Slow. Up to 12 o'clock Aha. and slowly back. Oh yeah, I see that. Sorry, I have to Jaučiasi, va dabar jau jaučiasi. Dabar jau jaučiasi Arnoldai. Eik, Mindaugai, ir tu pabandysi. wait. First bite. First bite. We are waiting. And maybe not the last one. And the speed is a bit faster, 22.2. Aha, 2.2. And 2.2 is 2.3 dynamic. We were too slow today. Yeah, I have to Handle Ah. a bit. Pabandyk tu. Becoming closer, but slowly closer, because our speed is not so small. Do you have this one? No, not now. Not now. What? Not now. It's swelling. Turn the boat a bit. This pleasure calls Black Mamba. Or Onyx. I don't remember which one, but they same color. Dark with violet. Nu kas tai, pabaigti. Eik sau. Reikia nufilmuoti žuvį. Duok, Arnoldas dar biškį. Nesu lašišas niekada neištraukęs. I think it's a sea trout, no? No? For sure, no? Martin. Different way. All the time spinning in the water. O, gera uodega, eik tu čia normaliai. So small. Not so small. Geras. Gerai, gerai, Arnoldai, vyras. Arnoldai. I see the man. Labiau peškeria į ten, Arnoldai. Oho. Į ten, labiau. Į ten, Arnoldai. Oho, kokia. Kokia išsidabrinė, graži šakės. All the time you have to regulate the brake because there's no brake position.
Labai graži, kokie kaip šakės, kaip flashing, the fish, I mean, very silver fish, not like in the river. Salmon! Arnoldas! Real and some with fish to me. Woohoo! Arnoldai! Mūsų žvejyba į pabaigą. Nekibo galbūt taip, kaip norėtųsi, bet žuvį pagavom, patyrėm kažką naujo. Sakyčiau, labai smagu. Kruizinis laivas į Gdanską plaukia. O čia kaip tik Helio iškyšulys, iš kurio mes išplaukėme. Taip neįprasta. Saulė leidžiasi toj pusėj skaityk, kur krantas. Pas mus Lietuvoj priešingai, ten kur jūra. Helio švyturys ir visa Gdansko įlanka. Ten tolumo uostas matosi, Šegėlės, o čia mūsų laivas. Night mode, yes. Because you can change the light, how much you want. All those devices look very nice in the night. Very sexy. Use the shallows a lot.